Labas rytas. Šiandien turime gruodžio 21 dieną. Merry Grinchmas. Aš su savo kalėdinė pižama apsirengus. Ir mes papusryčiavom ir dabar po biškį pradėsiu ruoštis. Už maždaug valandėlės išvažiuosim į miestą. Aš čia dabar iš random pusės pradėsiu video. Visai taip atrodo, gal ne į temą, dėl ko čia kaip. Bet kieno iš jūsų dar yra Guilty Pleasure serialas Emily in Paris. Tai aš prisipažįstu, aš žiūrėjau visus sezonus, čia mano Guilty Pleasure. Iš vienos pusės, kai pasižiūriu, tai toksai gal durnas serialas, bet labai gerai susižiūri, vis tiek toksai mergaitiškas, nežinau, labai greit susižiūri. Čia kažkurias dabar dieną, neseniai tas naujas sezonas išėjo, tai galvoju, prisėsiu porą serijų pažiūrėsiu. Tai pažiūrėjau porą serijų. Tai kaip prisėdau, taip visą sezoną ir sužiūrėjau. Ten 10 serijų, bet jos labai trumpos, po pusvalandį laiko tik tai. Tai 1-2 taip ir susižiūrė, tai peržiūrėjau visą žodžių sezoną. Tai gal, pavyzdžiui, yra dalį merginų ten faina pasižvalgyti tą serialą dėl mados, kadangi irgi ten didelis akcentas yra mada, ten visokių ten outfitų gali prisižiūrėti, bet man kas ten įdomiausia, akį paganyti, visos tos restoranų, barų, kai ten jie daro visokius vakarėlius, kažkokių tais patalpų, viešbučių lokacijos. Tokios gražios lokacijos, man ten, aš dėl jų irgi vieną dalykas, ką žiūriu, kokie gražus restoranai, barai. Tai paskutinė, čia nieko nespoilinsiu, bet paskutinė ten serija to sezono buvo Venecijoje filmuota. Aš neseniai iš tos Venecijos praeitą mėnesį esu grįžusi. Tai tas lokacijas ten, kur tie restoranai buvo, žinau. Nebuvau užėjus, bet tikrai praėjus buvau ir atpažinau ten porą tų tiltų, gatvelių, kur praeidinėjo. Tai buvo faina, kai tu esi toje vietoje buvus ir atpažįsti tas vietas. Bet pavyzdžiui, Paryžiui ten tų tokių restoranų prirodė lokacijų, tai wow, kaip gražu. Tai mano toksai planas, kai kada nors nuvažiuosiu į Paryžių, o reiks, aš nors ir esu buvus, bet vyras, pavyzdžiui, nebuvęs, tai kažkada reikės nuvažiuoti, parodyti. Tai žinau, kad darysiu tada gerus namų darbus, susirasti, kur tos lokacijos, kur tie restoranai buvo. Aišku, negali taip sakyti, restoranas gal gražiai atrodo, maistas bus prastas, bet tiesiog aš noriu bent jau keliose lokacijose pabūti, tose pastatuose. Nes prisimenu, kai buvau pirmą kartą Paryžiui, tai aš buvau dar studentė, čia jau gal senokai, tai tada buvo tokia pigi, žinot, kelionė. Ir aš prisimenu, ten vaikščiau, vos ne, man atrodo, gal valandą po senamiestį, ieškodama, kur galėčiau po pigiai papietauti. Ir ten suradau, tuo metu buvo toks meniu, kažkoksai gal pagrindinis gėrimas ir desertas, viskas buvo už 10 eurų. Tai va tokį sušaudžiau pasiūlymą, tai nieko ten tokio labiau tos virtuvės prancūziškos neišragavau. Dabar, kai jau suaugęs biškį pinigėlių gali atrasti, tai dabar jau gali ir porą tokių geresnių restoranėlių nueiti. Tai va jau prisižiūrėjus to serialo, jau norėjau nuvažiuoti į Paryžių. Va čia, žodžiu, random pradėjau šitą video. Tai va. Tai mes šiandien važiuosim į miestą, aš ko labai laukiau. Tai aš nežinau, ar gal pernai buvo, bet aš, pavyzdžiui, nemačiau. Tai mes šiandien važiuosim su vyru į renginį, žiūrėsim filmą Home Alone, vienas namuose pirmą dalį, grojant gyvam orkestrui. Žinau, kad ir Lietuvoje mačiau reklamą, vakar 20 dieną buvo toksai renginys, tai va šiandien Stambule yra toksai renginys. Tai aš pernai tokio pasiūlymo nemačiau, aš tikrai mačiau ir pernai, ir šiemet yra su gyvu orkestru Harry Potteriu, pirmą dalį rodo, bet pernai, kad būtų vienas namuose, nežinau, nemačiau tokio pasiūlymo, tai dabar aš užmačiau tokį šitą renginuką, tai aš jau turiu bilietus į šitą renginį nuo rugsėjo mėnesio. Tai aš nuo pat rugsėjo žiauriai laukiu šitos dienos, nes labai noriu pasižiūrėti su gyvu orkestru filmą. Aš arba vienas namuose, arba Harry Potterį visada norėjau nueiti į tą su gyvu orkestru pasirodymą, pažiūrėti filmą. Nes man ta tokia klasikinė muzika man patinka, pasiklausyti po tokio orkestro, aš su mielu noru nueičiau. Tai
turėtų būti smagus ir faina popietė. Tai mes dabar keliausim ten, jisai vyksta, ten vienas toks yra prekybos centras ir taip pat ten yra tokia kaip didelė salė, tokia kaip operos ir baleto salė, tokio stiliaus, tai ten vyksta renginys, tai mes ten ir važiuosime. Tai dabar einam susiruošti ir galėsim varyti. Are you excited to see movie with live orchestra? You're excited or you're just going because I said you to go? Radom čia prie šito renginuko yra visokių parduotuvėlių mažų, kas ką pardavinėjo ir pamatėm, kad pardavinėja tą pastéis de nata desertą. Čia, tai aišku, mes norim paimti, nes kai mes buvom vasarą Portugalijoje, tai ten pilna jų kiekvieną dieną valgydavom. Tai Stambulė, kitoj vietoj niekad ir nebandžiau iš tikrųjų. Neblogai, aišku, prie originalo Portugalijoje nieks neprilygs, bet kas, pavyzdžiui, nebandė šito deserto, išbandint Stambulę, galima, visai neblogai. Aš pasiėmiau klasikinį vyras su pistacija, tai visai neblogai. Is it at least same? Yeah. I don't think so it can be better, but is it at least something like that? Güzel. You like? Güzel ya. Better or not better? Yani not better tabii ki de güzel ama. Tabii ki, okay. Baigėsi mūsų šou. Papasakosiu, kaip praėjo šou, nes mes dabar esame visur išbadėję. Tai visur daug žmonių, kadangi po mūsų pasirodymo visi eina pavalgyti greičiausiai tikrai. Ir tada dar yra antras pasirodymas vakare filmo, tai tie žmonės, kurie eis į tą vakarinį seansą, irgi dabar, manau, valgo. Tai žiauriai visur daug žmonių. Mes atėjom į Italį restoraną, tai reikėjo užsirašyti į eilę netgi laukimo, nes tikrai visur pilna žmonių. Bet gavom staliuką, gal čia koks maks 10 minučių reikėjo palaukti, tai nieko tokio. Užsisakėm 3 patiekalus, nes esam žiauriai alkani, todėl aš dabar net negaliu kalbėti. Tai kai pavalgysiu, tada papasakosiu apie šou. Grįžom iš pasirodymo, kaip matot, aš namie, kadangi kai kam reikia dirbti, tai turėjom limituotą laiką, tai bijau, kad nespėsim grįžti. Aš dar būčiau pasivaikščiojus po parduotuvę ten kokių produktų pažiūrėjus, nusipirkus, po kalėdinį megztelį gal dar būčiau daugiau ilgiau pavaikščiojus, bet gaila mes tiesiog neturėjom laiko, jisai buvo limituotas. Nes tai vat, suvalgėm, žinokit, tos 3 patiekalus visus ir sukimšom, tilpo.
Tai ta Italė yra ir parduotuvė, ir restoranėlis, tai gal ten tie makaronai, pavyzdžiui, ir mėsa buvo tokie vidutiniai iš tikrųjų, bet vat picas jie tikrai labai skaniai daro. Tai jeigu kas netyčia atsidursit tam prekybos centre, tai žinokit, kad ten Italė, toj restoranėlė, nu tikrai labai skanios picos, neatsilieka nuo Italijos. Gal netgi vietomis gali būti ir geriau, ne visi Italijoje restoranai yra geri, tai tikrai labai geras picos. Tai va, tai žodžiu, žiūrėjome mes tą pasirodymą. Ir aš kaip nepagalvojau, visiškai nepagalvojau, tik tai kai prasidėjo filmas, supratau, filmas tai turkų kalba bus. Nėra, kad man čia problema būtų, aš suprantu, bet aš pirmą kartą žiūrėjau turkų kalbą, nes, aišku, esu lietuvių mačius, bet aš visada žiūriu originalų anglų, tik angliškai žinau. Ir aš jau ten tas eilutės mintinai moku kai kurias. Tai buvo taip keista žiūrėti turkų kalba visai taip naujai visiškai. Netgi ir vyras sakė, kad atrodo, lyg tai žiūrėtume visai naują filmą pirmą kartą, nes jisai irgi nepratęs, nes jisai irgi su manim tik tai anglų originalų žiūri. Tai mes pripratom prie tos versijos, tai taip biškai gal keista buvo. Tai pražiūrėjom filmą, jisai pusę jo praėjo ir tada yra padaryta pertrauka, žodžiu, ten apie 15 minučių pertraukėlė dar tokia buvo. Ir tada grįžta tas orkestras, žodžiu, po pertraukėlės, pradeda vėl tą filmą rodyti, jie vėl groti ir girdi pykšt, pokšt tokie kažkokie tais garsai, karts nuo karto, blembačkiai, iš kažkur tais speakerių, kažkur tais kažkas, žodžiu, nekontaktuoja, vis kažkas ten supokščia. Kažkokie tais garsai girdisi ir gal kokias, nežinau, 5 minutės taip žiūrėjom filmą ir vis kažkas girdi pokšt, nu, trukdo žiūrėti tai ir klausyti. Tai matau, mergaitė pribėga prie to dirigento jau, kad kažką pasakė ten jausi ir, žodžiu, nustojo jo groti, tai padarėm pertraukėlę, pranešė, kad atsiprašome, techninės kliūtis garso yra, tai mums reikia patikrinti, sutvarkyti tai, dėl to atsiprašome, trumpa pertraukėlė bus. Tai pasitaikė, žodžiu, techninės kliūtis, tai gal laukiam dar kokių 15-20 minučių, kol ten sutvarkys tas techninės kliūtis. Aš jau galvojau, blemba, baisu, kad iš viso gal nepavyks sutvarkyti. O čia mūsų buvo vieną dieną yra pasirodymas, vienas dieninis seansas ir kitas vakarinis. O dar laukia tas vakarinis seansas, tai pačiai, žodžiu, orkestrui. Tai laimiai, žodžiu, sutvarkė. Po 20 ten minučių sutvarkė tas techninės kliūtis ir nesklandumus. Na, aišku, ne faina, kai taip ateini pažiūrėti pasirodymą ir jisai dėl kažkokių nesklandumų nutraukiam. Aišku, aš nesu ten žmogus, kuris iš karto pradėtų nervintis, nu, visko pasitaiko, supranti, kad taip būna. Bet faina buvo, kad galėjom likusią dalį pasižiūrėti, nors po kažkokiu tais, kai pradėjome žiūrėti jau tą antrąją dalį, šiek tiek, gal po kokių irgi 20 minučių jau to žiūrėjimo, vėl išgirdau vieną tokį pūkštėlimą, galvoju, eina savo, dabar vėl pradės nesklandumai vykti, baisu buvo, kad nedabaigsim to filmo galiausiai žiūrėti, bet dabaigėm, ten tik tai vienas tas pūkšt pasitaikė laimiai, tai pabaigėm visą filmą žiūrėti, tai labai faina, ten kartais žiūri filmą, kartais į orkestrą, tai antroji daly, kadangi ten yra ta momentas iš bažnyčios, kai choras dainuoja, tai realiai atėjo į antrą dalį netgi ir choras su pilna žmonių, tai ten daugybė tų žmonių buvo, nu, kas ten instrumentais grojo, kas vat ir dainavo chore, nu tai faina, man patiko, gal, aišku, ne faina, kad tie nesklandumai techniniai buvo, bet man patiko, aš visada norėjau nueiti, tai man buvo smagu. Tai va, o po to nuėjom mes vakarieniauti, nes taip išbadėjome eina savo. Ir vėliau dar šiek tiek spėjom aplankyti, pasižiūrėti to kalėdinio miestelio.
Grinčiu ir su Grinčiu užbaigsim. Tai, žodžiu, dabar suradavau biškį šitą vlogą, dar grįžus čia namie ir dabar jau eisiu greit miegot, bet kadangi nusprendžiau dabar pasidaryti vat kaukę, užsidėsiu šitą tokią vat kaukę ir kadangi rytoj visokių yra dalykų, ką reikės atlikti, darbelių, tokiai, manau, bus ką veikti diena rytoj, tai va šiandien pailsėjimui dar, kol pusvalanduką dar laisvą prieš miegą turiu, tai užsidėsiu kaukę ir šiek tiek paskaitysiu knygą. O su jumis tada noriu čia ir atsisveikinti. Ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Vlogmas visas dienas, gal buvo poros kartų, kai sujungiau 2, bet kol kas viską ir toliau filmuoju, liko čia tik tai keletas vlogų. Tai mano čia galite pamatyti juos tik tai kelis, bet visus esu sukėlusi visus į savo bendruomenę. Tai pakviesiu jūs prisijungti ir ten, kadangi dabar tikrai turėsiu laiko, tai turėsiu ir laiko tos video kepti. Tai dabar praeis vlogas, tada biškai kokią pertraukėlę padarysim pailsėjimui nuo kiekvieno dieną filmavimo ir tada vėl pradėsiu kelti video jau nuo naujų metų. Tai labai kviečiu prisijungti į mano bendruomenę, kur galima rasti visus mano video. Paliksiu linką video aprašyme ir jeigu ten prisijungėte, tai žinokite, kad jums atsidaro visas archyvas. Nuo pat pirmo video, ką ten esu įkėlus prieš gal kokius 4 metus, aš nežinau, ten tas pats pirmasis video, tai viskas jums atidaryta, viskas jums matosi. Tai va. O jeigu turite kažkokių tais klausimėlių, ar šiaip kažkokių tais komentarų panašiai, aš visą laukiu, man smagu sulaukti jų, tai rašykit, tai dėkui, kad žiūrėt ir iki kažkada greito, iki.